O aš vairuoju blaivus, nes myliu jūs. Per visą Lietuvą nuvilnijo pilietinė akcija Vairuoju blaivus, nes myliu jūs, kurios metu vairuotojų sąmoningumas žadinamas ne alkotesteriais, o meilės simboliais. Darbai, kuriuos galima padaryti būtent, kad mažinti neblaivių vairuotojų kelyse, turbūt nėra jiems ribų. Todėl ir aš, norėdamas atkreipti dėmesį, kad ta problema yra ne tik tai Lietuvoje, ta problema yra ir Europoje visoje, labai opus ir svarbus visiems, todėl ir buvo tokia mintis, kad signalą paleisti tiek Seimui, tiek vyriausybei, kad ta problema yra didelė ir siūlymus, kaip ją galima būtų spręsti, nekovojant su, sakykime, pasiekmėmis, bet kovojant su priežastimis. Alternatyvos neturime, kito kelio neturime. Mes turim pripažinti, kad Lietuvoje alkoholis yra viena iš pagrindinių problemų. Pas mus nėra kito pasirinkimo. Ir 0 promilių alkoholio kraujyje vairuotojų, tai yra tas sprendimas, kuris galbūt išblaivintų šiokią tokią dalį. Kita vertus, reikia griežtinti bausmes už tai, kad žmonės važiuoja išgėrę. Griežtinti iki laisvės atėmimo ir taip toliau, nes tai yra žudikai. Akcijos simbolis primena vairuotojų atsakomybę saugoti save ir kitus, būti pilietiškais ir savo pavyzdžių kurti saugaus vairavimo kultūrą. Vairuotojau, nebūk abejingas, užsiklijuok lipduką ir tu. Jį rasi Europos parlamento nario Bronio Ropės biuruose visoje Lietuvoje.